Filmuoji? Nu, va, atvarėm į Panevėžį, pranašauja lietų, tai stovim po stogu. Mūsų šokėją turim, go. Tai va, šiandien bandysime pirmąjį etapą išliekti. Visai neblogai, matau trasą šlapę. Vakar žiauriai sausam smėlį važiavau, tai tokia priešingybė, bet jau čia bus gerai dabar šiandien. Tai liko 20 minučių iki kvalifikacinio važiavimo. Moca biškį pasiruošėm, jeigu sankaba neatlaikys, tai aš jauksiuos, nes nepaėmėm pakaitinę sankabą. Elektrinį klasę važiuoja su mumis, tai bus įdomu, aišku, starte gausim malku, bet gazas dugnas, tai varom kažkur po biškį ruoštis toliau. West Side. Čia toli neisi, toli nebus. 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% of pain, and 100% reason to remember the name, fat ass bitch. Tai tikras bus mūsų Lietuvos raperis. Pranti, kas blogiausia? Kad va, nugaras skauda labai. Jau savaitę laiko, kai neatleidžia. Vieną treniruotę turėjom nuo praeitų varžybų. Tai jau yra didelis žingsnis žmonijos istorijai. O kalbant apie koeficientą top sportą, kurį dabar užpipinsi, tai girdėjai savo kofą? Ne. 9, 7. Nelaimėt. Gavom kitų šalmų. Jau čia išpeiksit visi, bet nu ką žinau. Tas pats tik tai spalvos kitas. Tai reiks gal apkliuoti kitom spalvom, bet... Spėkit, ką reiškia prakirsta kaukolę ant viršaus. Gal ir šiaip dera, žiūrėk, prie tos violetinės. Ne? Gal dera visai. Nu, sakau, visai neblogai gal. Tai einam, pasibaigsim ruoštis ir viso. Gazas dugnas į kvalifikaciją. Sudai. Va, mechanikas patikrina mūsų sankabą skystį. Gerai. Neblogai, užpylėm va alinolio. Sportinis kūras. Kad sankaba būtų. Na, jeigu laimėsim, tai rūkysim šiandien tokį cigaretę, aš jums parodysiu. Jeigu Panevėžį turgų pamatysit mane rūkantį, tai žinokit, kad gal laimėjau šiandien. Tai pažiūrėsim, kaip čia eisis. Bet šiaip tai gazas dugnas, seniai. Žiūrėk, kaip piesta in. Matai, ką su elektru išdarinėja? Matai, nesveikis. Elektra yra ateitis. Jeigu kolonkį ant galo uždėtum su variklio garsu, būtų labai gerai. Nes dabar ir traukos, ir visko, tik nėra garsu. Tai tik dėl to. Arba su ausinukais turėtų būti dėkti šalmą. Ausinukai. Bra, tada būtų gerai. Planavimo nereikia, nieko nereikia. Vieni plius. Tai gal padarysim kada video, kada benzininis motociklas prieš elektrinį. Jeigu įdomi tokia idėja, parašyk komentarę, nes kaip man žinot, ar tau įdomu. Tai va, varom. Čia gali būti viena iš kritinių klaidų, kad gali važiavime pasikliudyti. Fuck! Tai jau kraujuoja. Tai daug... Kas čia buvo vairas atsukęs? Pasikeitėm poziciją vairo, pavertėm jį aukščiau. Ir kraują pasileidom. Nėra kraujo, vadinasi, nerims darbą, tai dabar važiuojam į trasą. Elektrinis, ne? Nematęs. Pažiūrė dar vienas. Aš galiu dainuoti ir jo net vis tiek motorą nesigirdi net.
Nu, pažiūrėsim dabar rezultatų review. Taip, toj pasakys, kelinti baigiam, nes nežinau. O bendroji rodys ar ir ta ir ta? Bendroji rodys, tai tu bendroji esi. Aštuntas. O jeigu palei klasę, mes turim tave trečią. Karočiui, 1 sekundė, visi. Tai faina. Tai va, jeigu tos šoksim, tai ten bus sutaupysim sekundę. Reikia veikti pečių vadinamai Panevėžio. Ten didžiausias tramplinas ir leis dvigubą. Bet matom, kad pradeda lyt, lašai krenta. Gali būti, kad nieko neleis. Tai bus liūdna ir šiandien pradėsime vėl enduro stafetę šitame Panevėžio kurorte, nes dažniausiai šitą trasą, jeigu pradeda lyt, tai skęsta jinai, nes labai kietas gruntas. Tai tokia čia žykla. Va, matot. O sakėt, nekraujojam, biški pramušė vis tiek. Bet aš kaip vampyras, tai man gerai. A turytų? Į naujas kelnes, nuvaliau kraują, taigi neišsiplaus. Mama pyks, eik tu, nafik, nu tyzė. Nu, dar mamas diena, eik tu, na. Dabar einu plaut kelnių, nafik. Spėkit, ką valgam. Nu, vadinga. Ką tu čia valgai rimtai? Iš tikrųjų, nu. Su peliais kažkoks tinginys su peliais. Čia medžiotojų dešra. Žalia. Prieš trenirovką. Niam. Užkas nereikom. A? Užkas nereikom. Užger. Suroka. Nori? Ne, noriu. Va, turim. Kalbas. Namų gamybos. Dešra iškart su batonu įmaišyta. Ir realiai nereikia net sumuštinę daryti. Sviestuks, šuniuks. Čia, lietus lyja. Oras tikrai prastas. Uždėjom plevelių 4, 3. Dabar MX1T važiuojam. Tai startas, va taip atrodė startas jų. Startas 5 sekundės. Geras startas, labai geras startas. Žilvinas Černiauskas labai gražiai šauna į pirmąjį posūkį. Žilvinas Černiauskas, Marius. Biški košia makalošia, bet nieko tokio. Ir dabar mūsų eilė ateina, tai judam į startą ir pabandysim sustartuoti. Šlapoka, tikiuosi, žinai kaip būna ir nustoja lyt. Tai aš to labai tikiuosi, tai tiesiog varom ir žiūrim, kaip čia eisis. Gerai, kad 2 šalmus turim, 3 sakinius ir 2 piršnius. Čia gal baisiai nekeisim kažko, bet pradžią biškį apsikeisim. Laurinas maladės, važiuoja žiauriai taip, gerai. Milan Rikėvič, opapa, bet...
Gerai. Gerėja. Bet labai. Tai šaltai tą, karočią. Buvo tie, karočią, prikrytę į akį žemių. Ir vieną akis tiesiog nebematė. Būras, karočią. Dar taip nėra gyvenime buvę, galvau, viskas defektuota akis. Tai dabar liktais atsigauna. Iš karočią trišiam, dabar iš tų kaštom, tai baigsim plautis, bus 4K vaizdas. Tada jo. A dabar aš pats savo operatorius eina pažiūrėti, ką darys dabar kolegos. Ką jie dirba, pažiūrėsim. Banda sėdynė, matau, nuvalyti. Ką čia darai? Ką darai? Ruošiuosi antram. Pažiūrėk, kad tu pradirbam. Antram laimėjimui ruošiuosi. Ką tu? Kodėl tualetą nuėjai prieš važiavimą? Ui, tu čia tiek pritriedęs per vieną važiavimą? Aš padėjau. Tai tu padėjai? Tu na. Gerai, jau bišką apmažėjo. Važiuosiu karočią. Važiuosiu per važiavimą, rūrą trinsi šlapę, putos ais, nes chemijos per purškės bus. Blėt. Svarbu nesilikonų. Gerai, valom sėdinių ir lėksim į antrą važiavimą netrukus. Antras važiavimas. Biškį persirengėm, maikutę persivedėm. Ir dabar pradėsim važiuoti į antrą važiavimą. Vis dar lyja lietus, motociklas neplautas. Nu bet ką, reiks suvažiuoti. Tikiuosi nebe tiek nebeskriusiu. Kas? Kiek čia dedi? Čia 3. Dar vieną. Dėsim 4 plevelės, nes praeitą važiavimą neužteko. Tai jeigu pavyks dabar sklandžias nusiplėšyti ir pasidaryti tarpą, kad nešiktų tiek ant akinių, tai būtų labai gerai, nes dabar tai baisiai užnešė akinius, tai buvo prastokai iš tos pusės. Tai baigiau be akinių, o dabar aš pasiruošęs. Tai bus gerai. Tai startas praeitas geras, tai ir šis bus, manau, geras. Šalmą kitą švarą užsidėjom. Tai gerai, kad 2 turėjom, žinai. Akinis išsiskalbėm, pirštinės pasikeitėm, Mike irgi. Nu ir viskas, ir gazuojam tada į startą. Kad pirštinė šaltų, tik pasakė taip daryti. Давай. Braliukai, dabiliukai. Kelins lykom. Bendroj. Gerai, pavarinę pavyjau. Ką? Nu, malonės. Kelins lykom. Važiuojam. Nu, važiuojam, paskui pasikalbėsim. Tai girdė, žiūrėk, Ziteškis neatlaikė. Vokiškas Ziteškį neatlaikė. Vokiška kokybė, bet. Tai kokia jėga? Kokia jėga? Aš vis nemačiau. Šiaip panašu prie žiūrovų. Žiūrėk. Žodžiu, savo klasiai. Pirmas, karočią 32 sekundės. Antrą vietą. 49, čia minutė beveik. Ketvirtą vietą minutė 10. O jis geriausią laiką padarė. Jo, 2:10. O bendroj
Rato laikai 2:10. O bendroj gaunasi trečias. Kiek čia pats paskaičiuokit, kiek nuo pirmos vietos. Man dabar akis vairuoja, nuo ketvirtos 3 sekundės. Labai gražu. Ką jis vartoja, aš nežinau. Nežinau, arba trečias likau, arba antras, arba pirmas. Tai dabar jau nejauku man biški. Tikrai yra stresas kol kas. Tai tikrai įdomu, ką mums pasakys dabar, bet matysim. Tai laukiam, kas čia įvyks. Sunkus, nu? Trečioji vieta. Eligijus Tai va, mes dabar stovime ant antros vietos. Nuotrauką. Žiūrime nuotrauką, žiūrime tiesiai. Ploja dabar mums visi ir mes dabar einame nuo podiumo žemyn. X2B. Trečioji vieta. Mykolas Kutė. Turime va, antrąją tik tai vietą. Bet Rokiškis už savaitės, tai pažiūrėsim, kas ten bus. Tai judame į kitą raundą. Tai va, baigėsi video. Motociklas švarus, liko tik man. Mano veidą nusiplaut. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Lėksim į kitų sezoną etapų su džiaugsmu. Ir šiaip pirkit šitą motociklą, aš noriu Hondos. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto, kito savaitgalio. Ha ha ha.